Labas. Labą dieną. Pagrindinės ispaniškos maisto parduotuvės. Važiuojam. Gracias. Gracias. Jau pasimečiau. Na gerai, ką mes čia turim? Mes čia turim viską. Čia kaip didelė Maxima kokia, Akropolio Maxima, kurioje yra viskas. Nuo buitinės technikos visokiausios iki patalinės, gyvūnų prekių, šaldytuvų net. Maximoje yra šaldytuvų? Nežinau, gal. Einam pažiūrėti, ko čia yra. Žiūrėk, čia net ir telefonai yra. Viskas, Maximoje, man atrodo, nėra. Yra Maximai telefonai. Ana? Na gerai. Televizoriai. Nu, žodžiu, viskas. Žodžiu, visko, ko reikia ir ko nereikia. Viskas vienoje vietoje. O čia yra koks tai outletas. Einam pažiūrėti, kas čia. Labai juokinga, kai dabar visur gali pamatyti, kad nereiktų skaičiuoti kainos. Tai va iš karto, tau nuolaida parašyta. Rūbų skyrius. Knygų. Gyvūnų prekės. Batai, jeigu kam reikia. Nu, žodžiu, kaip Maxima, panašiai. Galima čiužinių rasti ir patalinę, ir indų visokiausią. Duonos skyrius. Ir šalia daržovių salai. Obuoliukų. Morkos. Ananasai. Eurai kilogramas. Morkos 85 centai. Cukinijos kilogramo kaina 238, pomidoriukai. Pomidorų visokių daug rūšių. Tarp kitko, visas daržovės reikia pasisverti. Čia yra svarstyklis ir reikia susirasti pagal koduką. Tai reikia pasisverti patiems. Šiaip salotų pasirinkimas. Visokių daržovių čia visada daugiau negu Mercadonui, nes įvairesnės tokios. Žalės, burokėliai, pankolai, kininis kopūstas, kurio labai retai kur būna iš tikrųjų. Svogūnų, daug visokiausių rūšių, česnakai. Skyrius ir paruoštų jau maistų. Tarkim, makaronai tik pasišildyti, lazanija. Šiaip nieko iš čia nesam ragavę, tai nieko negaliu rekomenduoti. Viščiukai kepti. Parodysiu vegetarišką skyrių, ateik. Žiūrėk. Čia yra humusas. Man atrodo, kad čia yra riebalai. Ne, čia humusas. Taukai, čia taukai. Čia humusas žiemiškai. Ana. Ir važiuok, va ten labai gerą dar yra dalykas. Čia man nepatinka šitie visi dalykai. O šitie labai fainai. Nu, jie labai mėgsta sultinį virti šitų. Vegetariškas asorty. Ombre, čia šiaip skanu sultinys gaunasi. Labai skanu. Ir vien pažiūrėjus jau skanu. Žiūrėk, atrodo kaip tinginys. Čia dešra kokia tai. Būti fara. Bet rimtai kaip tinginys, tas irgi ten. O, kaip fainai. Aha, gal lašiniai kokie didžiuliai. Oh my god. Pačiupinėkim. Ne. Oi. O juk Skanaus. kas nors valgo dar? Nu, jeigu tiek yra, tai gero valgo. Vienas mano mėgstamiausių skyrių tai yra būtent bio skyrius ir dietetikos. Nu, čia toks vat sveikesnių, sakykime, su mažiau priedų, plus galima rasti visokių miltų. Pavyzdžiui, čia yra grikių miltai, avinžirnių miltai, avena, kas yra avižų miltai, kokosų miltai, nu žodžiu, visokiausių. Čia dar yra ryžių miltai, tarp kitko pilno grūdo. Tai Mercadonai, pavyzdžiui, nerasi, bet Carrefour'e ir
Alkampo, tai didžiausias pasirinkimas. Aišku, kaina tai nėra draugiška. Čia yra 500 gramų grikių miltų. Čia yra avinžirnių miltai. Čia yra avižų miltai. Šiaip labai faina, kad yra toks nemažas skyrius be glitimo. Kam yra aktualu. Aišku, visada be glitimo produktai, jau kaina visada didesnė, bet sumoj pasirinkimas yra tikrai didelis. Ir tai, kad tai yra atskiras skyrius, tai yra labai faina iš tikrųjų. Nemažai, tarkim, tos kompanijos Char, kaip vadinasi, produkcijos ir Lietuvoje, man atrodo, jos irgi daug yra, bent jau specializuotose parduotuvėse. Čia yra mėsos skyrius. Aha. Žiūrėk, aš dabar esu Frankfurto dešrelės, pavyzdžiui. Nu, kodėl ne? Nu, panašu. Tai kaina biškai kitokia. Žiūrėk, burgeriai, kokį nori. Nu, šiaip fainai. Nu, žiūrėk, pasirinkimas yra. Nu, čia visko yra. Chicken and... Ir tofu visokiausių yra. Kaip suprantu, chicken? Taip, kad šitam viščiukų galas čia buvo padarytas. Koks tu blogas. Tofu algas. Oi, geras, bet atrodo labai neapetitni. Žiūrėk, aš galvoju, kodėl jie uždaryti. Bet tai šakės. Supakuoti į dėžutę. Nes, nu, tipo, kad nepavogtum per brangus, ar ne? Šokoladas, va. Dubajaus šokoladas. Ir aišku, nei viena ispaniška parduotuvė neapsieina be šito grožio. 59 eurai už kojinę. O ten? O, čia dar daugiau yra. Nu va, prašau. Labai daug visokių konservų. Visokių žuvyčių, moliuskų. Va, sardinės. Alyvuogių aliejuje. Tūno. Daugybė rūšių ir dydžių. Visokiausių. Ispanų labai mėgstami balti šparagai. Vandens skyrius. Vandens tai tikrai labai daug rūšių. Nu, tarkim, va. Bezoja. Butelys. Tai čia. 1,5 litro. Kaina 73 centai. 5 litrų butelys. Šiam 5 centai. Tos pačios bezojos. 5 litrai. 2,19. Nealkoholinio alaus skyrius. Tai čia rūšių irgi nemažai. Mūsų favoritas tai yra turbūt šitas Corona. Šaldytuve pieno yra tik tiek, o visas kitas pienas yra štai taip lentynose. Visose parduotuvėse realiai. Ir augalinis ir paprastas pienas. Milijonas visokių jogurtų. Čia visokie baltyminiai. Bet iš tikrųjų, kad geros sudėties būtų, tai vienintelis turbūt yra skyras. Bet tai nelabai man jie patinka iš tikrųjų. O šiaip tai daug visokių jogurtų pasirinkimas. Kefyras. Šitas kefyras skanus, bio. Dar prie paraškų patiekalų yra visai nemažas pasirinkimas vegetariškų. Ir aišku, visokių kitokių. Bet iš tikrųjų tai nieko nesam bandęs. Tikrai nieko negaliu parekomenduoti. Čia panų mėgstamas reikalas. Visokių picų. Visada galima rasti visose parduotuvėse picų paruoštų, bet nešaldytų, ta prasme, šviežių picų. Visi stovi bendroje eilėje ir tada pasakom sėriuką. Čia labai keistai, šalia yra Lidlas, Mercadona ir ten Carrefour. Sveiki atvykę į Mercadoną. Mercadonai vežimai visi yra nemokami, be jokių centų yra dideli ir yra mažiukai. Mes einam mažiuką pasimti. Man labiau patinka mažiukai.
iš Mercadonos duonų, tai galiu visiškai rekomenduoti šitą. Čia yra kaip 2 duonelės tokios, €40, tikrai geros sudėties. Va, tik tai tokia realiai sudėtis. O jeigu labai norisi baltų miltų duonos, tai šita irgi yra geros sudėties pakankamai. Šiaip pasirinkimas duonų tai visą laiką nemažas, bet dėl sudėties tai reikia visą skaityti. Ai, va šita duonelė labai skani. Man iš tikrųjų labai patinka, va 35 centai, va tokia viso grūdo duonelė. Štai tokios sumuštinių duonos, tai įvairių yra. Aišku, yra ir šviesi duona, bet sudėtis jos tikrai šiaip savo jos sudėtis. €18. Yra ir nupjautais krašteliais duonos. Iš juodos duonos tai yra va tokia vokiška duona, tokia truputį panašiai lietuviška, bet tik tai truputį. Bet paskrudinta visai skani. Noriu parodyti vieną produktą, tai yra postre de manzana, tai yra obuolių tyrė. €90 kainuoja, kiek čia yra 710 gramų. Sudėtis realiai yra 94 gramai obuolių, cukrus ir reguliatorius rūgštis. Ir kas įdomiausia, laukit, tuoj surasiu, žiūrėkit, kas gamintojas. Labai fainai, juokinga, kaip pamatėm. Tai va, šiaip labai skanu. Jogurtų skyrius yra nemažas, bet vėlgi reikia žiūrėti sudėtis. Man labiausiai patinka turbūt šitas natūralus jogurtas, tai čia yra 6 vienetai, kainuoja €20. Daug jogurto yra su cukrumi, tiesiog pridėtas cukrus, tai reikia labai žiūrėti. Graikišką jogurtą perku štai šį, irgi tai yra pakuotė 6, €55, bet vėlgi čia nėra, kad labai būtų daug baltymų, tiek pat, kiek ir natūraliam jogurtui. Mercadonoje yra ir kefyras, čia pusę litro kefyro, €20, tik tai, kad jo sudėtis tokia įdomesnė, čia yra pridėta ir pieno milteliai ir grietinėliai. Čia perku mozzarella. Euras kainuoja vienas pakelis. Arba yra mozzarellos rutuliukai. €2 kainuoja. Arba bufalas mozzarella. Ir burrata, aišku, yra irgi. Va šitą ožkos sūrį labai mėgstu. Iš tikrųjų tikrai labai skanus. Visokių užtepėlių. Šitas labai skanus irgi čia kepti, keptuvėje pasikepti ožkos sūris labai geras iš tikrųjų. Varškė, štai jau rodžiau ne vieną kartą, čia tokia kaip baby varškytė, ne tokia švelni, čia yra miksas ožkos, avies ir karvės. Sūrį dažnai perkam edamą, va tokį, sumuštiniams arba gaudą. Kas čia dar yra? Mozzarella irgi tokia. Iš šitų kietų sūrių man turbūt skaniausias yra šitas sūris, vėlgi čia jis maišytas yra, avies, ožkos ir karvės, ir kilogramo kaina yra 9,85. Jeigu norisi paragauti ispaniškų sūrių, tai šitas labai fainas rinkinukas yra visokiausių sūrių. Tai labai paskanauti gerai. Čia kumpį papjausta, jeigu reikia, jeigu norisi. Iš šaldytų tai dažnai perku šitas šlaugės arba čia yra miksas uogų. Taip pat čia yra ryžių galima visą nusipirkti jau šaldytų paruoštų.
svogūnai supjaustyti, paprikos. Šituos žirnelius perkam visą laiką. Visa pakuotė, kilogramo pakuotė, €65. Ir šitos pupelės yra labai skanios, €60 irgi kilogramas. Ir edamame pupelės. Čia yra pusę kilogramo, €73. Visokių daržovių, vaisių pasirinkimas. Jis yra, bet jis nėra labai didelis, netoks kaip Carrefour'e, sakyk. Čia jau iš paruoštų maistų, tai šeimos mėgstama lazanija. Jeigu vienam žmogui tai yra €270. Mes dažniausiai, jeigu kartais perkam, tai didesnė pakuotė 700. Tokia 4,90. Šiaip yra ir kitokių maistų, bet mes tiesiog nesam ragavę. Yra ir tų trikampių sumuštinių vadinamų. Ai, ir vat šitą tešlą irgi kartais perku, tai yra šviežia tešla, yra picai tešla. Picai yra tokia tešla su sėklytėmis. Kainuoja €2,50. Čia yra 2 pakuotės. Tokia tešla. Šitą būtent visai yra geros sudėties, nes tai yra su tikru sviestu, be jokių ten palmių nesąmonių. €2,40. Aišku, picos, kaip visą laiką. Nu, tarkim, vidutinė pica. Daug Mercadonų turi ir savo maistą. Čia salotos arba čia šilti maistai. Taip, žinai, juos galima pasišildyti. Visokios tortilijos, makaronai, paelija. Žodžiu. O čia net šilti yra. Čia ir višta, ir šonkauliai, yra bulvės. Čia už kasų yra mikrobangės pasišildyti ir galima sėdėti ir pavalgyti. Vyno kainos tokios juokingos. Pavyzdžiui, šitas butelis 25 metų €30. Šitas 3 eurai. Va, tokios kainos. Ten apačioje yra ir brangesnių. 635, nu, brangiausias turbūt šitas 9,60. Mes kadangi nieko nepirkom, tai išeinam ne pro kasas, o per ten, kur įėjom realiai. Sveiki atvykę į Lidlą. Na, Lidlas tai visiems pažįstamas ir produktai daugas panašus. Tai einam parodysim, ką mes perkam ir kokios čia kainos. Išdėstymas Lidlų visų vienodas. Visos bandelės. Vieni mano mėgstamiausių tai yra tofu, natūralus, rūkytas tofu. Ir tofu kaina yra štai tokia. Lidle irgi yra mocarelos rutuliukai. Šiaip labai skanu. Kaina tokia. Buratos tuo tarpu kaina tokia. Kiek čia yra? 200 gramų. Kefyras, kurį jau anksčiau rodžiau. €39. Lidle yra dar ir toks kefyras. Gal ir Lietuvoje toks yra. Ir sudėtis tik tais kefyras, be jokių nesąmonių. €15. Kaip visą laiką kažkokios tai dienos, specifiniai produktai šį kartą itališki. Nu, kaip ir Lietuvoje būna tas pats. Tokie makaronai €7,9. Spageti 3 spalvų irgi €7,9. Vienas labiausiai patinkančių produktų tai yra
kefyras, būtent Lidlo, jo gera sudėtis ir daug baltymų. Ir kaina 7,5 centai už šitą mažą indelį, kas yra 150 gramų. Aišku, Lidlas su savo rūbais, visokiais daikčiukais, daikteliais, visokios Parkside prekės. Kam įdomu.